Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Tai šiandien laidoje yra su mumis ir pakalbinsiu Seimo narį Mindaugą Puidoką. Sveiki. Sveiki. Ir neseniai jūs dalyvavote konferencijoje, ar ne, kuri konferencija tikrai buvo svarbi, išsakytos jaunimo problemos ir kaip tas problemas spręsi. Tai galbūt galėtumėt detaliau papasakoti, pavyzdžiui, su kokiomis jūsų manimų problemomis susiduria jauni žmonės Lietuvoje. Na, iš tikrųjų, aš manau, kad jaunimo problemoms, Kęstuti, yra skiriama per mažai dėmesio Lietuvoje ir daugelis tų problemų yra visiškai nesprendžiamos. Ir daugybę metų mes turime situaciją, kad Lietuvoje yra griaunama švietimo sistema. Šiuo metu trūksta per 500 mokytojų, milžiniškos skaičiaus ir ugdymo pačios programos turbūt teko matyti ir susidurti tiek su savo draugais, tiek su jaunesniais už patį žmonėmis, kad tiesiog pagal turinį tos programos skendit visiškose ūkanose ir padebesiuose ir mokykla savo formomis, tokios kokios yra dabar, visiškai yra praradusi ryšį su mokiniais. Ir pati švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir kuria tą visą chaosą ir dėl to mokytojams yra labai sunku dirbti mokykloje, galima mokytojus tik tai labai stipriai atjausti. Ir matant, kaip jie yra panardinami į visą tą popierizmą, į biurokratijos liūną, jie neturi tiesiog tiek laiko, kurį turėtų skirti moksleiviams. Jie negali tiek laiko skirti savo mokiniams, kiek turėtų skirti. Ir akivaizdu, kad mes neugdome tiek moksleiviuose, tiek darželinukuose kūrybingumo savybių, neugdome kritinio analitinio mąstymo savybių, kurios turėtų būti esminės švietimo sistemoje. Vaikus bauginame nuolatinėmis patikromis, testais, egzaminais ir absoliuti dauguma tų patikrinimų yra pertekliniai, kuria stresą, kuria baimės atmosferą ir tada jauni žmonės klimpsta į kitas problemas. Iš to tokio nerimo vidinio, iš baimių, nepasitikėjimo, streso, jie ieško atsipalaidavimo blogose dalykuose. Tai visų pirma narkotinės medžiagos, įvairios priklausomybės, alkoholis ir taip toliau. Tie dalykai ima tiesiog ir įtraukia žmonės jaunus į tą liūną. Ir mokykla ir švietimo sistema vietoj to, kad jauną žmogų apsaugotų, kaip tik dar labiau jį pastumėja, kurdama tą visą stresinę aplinką link to. Ir iš kitos pusės mes nematom, kad būtų tinkamai kovojama Lietuvoje su priklausomybėmis nuo narkotinių medžiagų, alkoholio, nikotino, kompiuterinių žaidimų. Nematom, kad būtų daroma rimta, sakykime, pagalba suteikiama jauniems žmonėms kenčiantiems nuo depresijos. Ir tai, kad ta pagalba yra neefektyvi šiai dienai, akivaizdus liudijimas yra savižudybių skaičius Lietuvoje. Jisai yra ženkliai per didelis. Vadinasi, yra kažkas ne taip su mūsų valstybe ir su jaunimo politika mūsų šalyje. Ir aš tikrai matau, kad tiems jauniems žmonėms nėra skiepijama nuo pat vaikystės tinkamos vertybės, kad jie yra paliekami tokiai sumaiščiai. Aš nežinau, kaip pačiam atrodo, ar yra normalu, kai staiga mokslo metų pradžioje yra paskelbiama, kad visiems vaikams tam tikrų klasių bus privalomos gyvenimo įgūdžių pamokos. O nei mokytojai paruošti, nei pačios programos detaliai yra paruoštos. Dar blogiau, tos programos yra ruoštos LGBT organizacijų, nevyriausybinių atstovų ir ekspertų. Ir būtent tos visos, sakykime, rekomendacijos ateina visos iš tenai. O tai kaip tada su tėvų teisė ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, kurios turėtų būti garantuotos konstitucijos? Kaip jums, Kęstuti, atrodo? Na, aš bent jau neseniai, kaip jau vis tiek metų kažkiek jau prabėgo, bet taip paėmus neseniai baigiau mokyklą ir tikrai nebuvo tų gyvenimo įgūdžių programos, bet mes puikiai ją pabaigėm, mes puikiai susipažinom su moksliniais dalykais ir, pavyzdžiui, kas liečia lytis, ar ne, kas liečia tus lytinius dalykus, tai mes turėjom, kai mes subrendom, kai mes jau buvom 11 klasiai, turėjom pamoką, per biologijos pamoką ir mums apie visus tus klausimus atsakė. Tai tikrai aš nemačiau tame didelės problemos
ir kodėl dabar tą reikia keisti, kodėl reikia tą programą ar ne nuleisti ir pradėti pasakoti ne tame amžiuje, kai apskritai tokie dalykai turėtų rūpėti, tai tikrai nežinau, kodėl taip daroma. Manau, kad taip daroma priešingai, kad vaikas, kad nesiugdytų ir iš jo ar ne neišaugtų moralus žmogus, o atvirkščiai, kad jis būtų nestiprus ar ne, kad jis būtų pasimetęs, kad būtų geras vartotojas ar ne, geras, nuolankus tarnelis. Tai yra, Kęstuti, iš tikrųjų, ta situacija, kad ko gero teko pačiam girdėti, kad mes rinkom ir surinkom beveik 100 000 elektroninių parašų žmonių, kurie nenori, kad gyvenimo įgūdžių pamokos būtų jų vaikams privalomos mokyklose, ir žmonės reikalavo iš švietimo tuometinio ministro Jakšto, kad jisai atšauktų ankstesnės ministrės Šiugždinienės neteisėtą įsaką, kuriuo gyvenimo įgūdžių pamokos tapo privalomomis, bendrojo ūkdymo privalomų dalykų mūsų vaikams. Tai akivaizdu, kad pagal savo turinį, pats esate teisininkas ir puikiai suprantat, kad pagal savo turinį tai nėra fizika, nėra matematika, nėra anglų kalba ar lietuvių kalba, kad tai būtų privalomas dalykas. Tai yra kaip tikyba, etika, kur gali tėvai pasirinkti, kokį dalyką savo vaikui mokytis. Tai jeigu Armonaitė ar kiti Laisvės partijos atstovai ir jų gerbėjai nori labai, kad jų vaikai mokytųsi apie tas 72 lytis, apie Stambulo konvencijos vertybės, tai demokratinėje valstybėje tai yra jų pasirinkimas. Jeigu jie nori, prašau, tegul jie mokosi, bet yra daugybė kitų tėvų ir aš tą puikiai žinau, aš bendrauju nuolat su žmonėmis, kad absoliuti dauguma tėvų nenori, kad jų vaikai būtų mokomi tokių dalykų. Ir ten tie visi agurkai, plevelės, visokie sekso klausimai, tai nėra tos temos, kurias turėtų mokytis 5-okai, 6-okai, 7-okai ir 8-okai. Tikrai yra jauni žmonės turėtų būti mokomi apie tai, kokia vertybė yra šeima, kaip ta šeima ir darnų santykiai yra kuriami. Daugybė kitų svarbių dalykų, apie kuriuos galima kalbėti su jaunais žmonėmis, bet tikrai ne apie tokius vulgarius dalykus, kuriuos jie tikrai gali sužinoti kitomis priemonėmis. Tai nėra mokyklos ar mokytojo uždavinys vaikui plauti smegenis, diegiant jam genderinės ideologijos dalykus. Tai aš manau, kad tai yra ideologija, tai yra propaganda. Tai yra tas, kas naudinga Raskevičiui, Laisvės partijai, tokiems kaip Šimonytė ar Žalimas asmenims, bet ne mūsų vaikams. Tai jeigu yra dalis žmonių, kurie žavisi tais dalykais, tai tvarkoj, kaip aš minėjau, leiskim, tegul jie jais žavisi, bet kur visa tai veda? Pats Kęstuti esate jaunas žmogus, tai kiek pačio dabar bendramžių žmonių jau turi sukūrę šeimas ir turi, sakykime, po 1, 2 ar 3 vaikus? Ko gero atsakysi, kad nėra labai daug pačio aplinkoje, kad tai būtų. Yra tokių, kurie, bet procentaliai. Kiek, čia atsakymas sunku pasakyti, nes reikia žiūrėti procentaliai. Pavyzdžiui, gali būti, kad mano aplinkoje yra daugiau tokių asmenų paprasčiausiai, bet žiūrint valstybės mastu, tai tik vargu ar tokių yra dauguma, kurie kurtų šeimas, nes mes matom ar ne kultūrą. Ir kas labai įdomu, pavyzdžiui, kas liečia mokyklą ar ne, tai ten daug dalykų dėsto, tik bent jau, kai aš mokiausi, dėstė gerai ir biologija ir panašiai, bet tuo pačiu metu yra kultūra, ar ne, šalia esanti per filmus, per serialus, per vykdomą politiką. Visokie filmai. Ir netgi tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, turėjo 100 iš biologijos, kurie tikrai gerai sugebėjo mokytis dar, išėję iš pamokų ar ne, pabaigę mokyklą, sugeba sakyti, kad, pavyzdžiui, viskas natūralu su tom 72 lytimis, ar ne. Tai tas parodo propagandos stiprumą ir sugrįžtam prie to klausimo, natūralu, kad ir atsiliepia tarp jaunų žmonių, kurie irgi netiek nori kurti. Daug jaunų žmonių gyvena, sakykime, tiesiog kaip, susimetę, nesusituokę, ar ne, vaikus keičia šuniukai, kačiukai ir panašiai. Tai ta problema tikrai yra. Ir Lietuvai, kuri yra maža valstybė, brangus žiūrovai, tai yra esminės svarbos problema. Dėl to, kad šiai dienai 30-34 metų amžiaus grupėje, čia jau statistika, dėja,
didžioji dalis moterų vis dar nėra susilaukę net pirmo vaikelio. Tai mes labai gerbėm ir mylim moteris, bet žinot, jeigu ta situacija yra tokia šiai dienai ir mūsų valstybė yra tokia mažutė ir viena iš labiausiai nykstančių šalių pasaulyje, tai akivaizdu, kad tokia šeimos ir jaunimo ugdymo politika gresia mūsų valstybei, mūsų kultūrai, mūsų gražiai senoviniai kalbai išnykimu. Ir jeigu mes to nekeisime, bus tik tai blogiau, mes turėsime daugiau tokių ministrų, kurie nežino, kiek yra lyčių. O teko man ministrui Jakštui dovanoti anatomijos vadovėlį, kad jisai paskaitytų, sužinotų, susipažintų. Tai yra ironiška, bet iš tikrųjų tai yra graudu, kai mes tam, kad apginti savo teisės, turime kreiptis į administracinį teismą. Man pačiam teko per 2 kartus, nes administracinis teismas atmetinėjo pradžiai mūsų kreipimąsi dėl tų gyvenimo įgūdžių pamokų teisėtumo pavertimo jų privalomomis įvertinimo. Tai aš per 2 kartus surinkau 35 Seimo narių parašus. Mokslo metai jau beveik pasibaigė. Jau gegužės mėnuo juda, kaip sakyt, į antrą pusę. Ir mes vis dar neturime administracinio teismo, vyriausio administracinio teismo sprendimo. Tai akivaizdu, kad jiems nėra prioritetas paskubėti ir spręsti tokias problemas. Kaip ir nėra tokiems žmonėms kaip Andrius Kubilius problema didžiulis protų nutekėjimas į užsienį. Vat nieko nėra daroma, kad jaunų žmonių skaičiaus spartus mažėjimas būtų kažkaip sprendžiamas. Dar daugiau jauni žmonės yra skatinami išvykti į užsienį. Vat mano studentai, tada, kada aš dar dirbau universitete, turėjau susitikimą su tuomet, kaip sakyt, neseniai buvusiu premjeru Andriumi Kubiliumi. Ir jie grįžo pasipiktinę pas mane į paskaitą, sako, dėstytojau, sako, jūs žinot, ką pasakė mums Andrius Kubilius? Mes, sako, paklausėm, ką daryti, kad mūsų regionuose, Šiauliuose, ten Akmeniai, Skuode, Plungėje ir kitur, kad būtų kūriamos darbo vietos, kad mes galėtume grįžti namo į savo gimtus regionus ir dirbti juose ir kurti šeimas. Jis mums pasakė, kad, sako, žiūrėkit, taigi, ko jūs pergyvenat, kad nėra tų darbo vietų, taigi ES, sienos atviros, važiuokit į užsienį. Jis pasiūlė mūsų jauniems žmonėms važiuoti į užsienį. Ir jisai dabar sėdi Europos parlamente, krapšto tenai nosį. Lietuvos europarlamentarai yra tarp labiausiai pasyvių ir mažiausiai dirbančių Europos parlamentarų visoje Europoje. Ir aiškiai, jiems tokie dalykai nerūpi, kaip protų nutekėjimas, jiems nerūpi apie tai, kad jauni žmonės nekuria šeimų, kad jie nesiryžta turėti vaikų. Jiems tai nėra problema. Jie plauna jauniems žmonėms smegenis kartu su žaliaja darbotvarke, kad neekologiška turėti vaikų. Įsivaizduokit, kas tai yra, kokio lygio reikia padaryti proto išplovimą, kad jauną žmogų įtikinti, kad vaikus turėti yra kenkia gamtai, kad kenkia planetai, kad nuo to atšilimas vyksta didesnis. Juk tai yra visiškai vėlgi ta pati neokomunistinė ideologija, ta darbotvarkė Sorošo, Švabo, tam, kad kenkti jauniems žmonėms. Ir jeigu Lietuva seks tą ideologiją, tai yra visiška mūsų šalies pražūtis. Ir jeigu kalbant apie tos pačius narkotikus, tai, kaip suprantu, pats esate sportavęs, teisingai. Ir suprantat, kad sportuoti yra gerai jaunam žmogui. Taip, 9 metus lankiu krepšinį, dabar imtynės ir kitą aktyvų tokį sportą. Tai kad sportuoti, kad yra svarbu, tai be abejo. Ir apskritai, matau tie jauni žmonės, ta prasme, vyrai, su kuriais aš sportau krepšinėje dar, tai visi užaugo vyrai, visi buvo vyriški, nes ten reikėjo pasistengti, ten reikia kovoti, ten reikia suprasti, ką reiškia pralaimėti, ten reikia suprasti, ką reiškia pakovoti už savo draugą, ką reiškia komandiškai dirbti, tai ten išmoksti tikrai pačių geriausių savybių. Tai naudingų savybių. Teisingai, kad mokėtum ir pakovoti už save, ir už savo draugą. Ir galiausiai tai ir yra viena iš problemų šiandieninių Lietuvos, kad mes turim labai mažą jaunimo fizinį aktyvumą. Ir tam, kad jaunimą sudomintum, tai neužtenka drausti, bausti, kažko neleisti. Tu turi kažkaip tai būtent kūrybingai veikti, tam, kad jauną žmogų tu sudomintum, kad jam parodytum visai kitokius laimingo gyvenimo receptus,
universitetus, kad tu gali gyventi blaiviai, kad tu gali gyventi sveikai, kad tu gali linksmintis galiausiai be narkotikų ir panašių priemonių, kad tai yra pilnavertis gyvenimas. Ir jeigu mes jaunus žmonės nuo pat mokyklos vestume į narkomanijos reabilitacijos centrus, kurie pamatytų, kaip kenčia tie žmonės, kurie serga priklausomybėmis ir kokios tai yra didžiulės fizinės kančios, kada yra gydomi, kai vyksta tie vadinami visi tie laužimai arba kabutėse lomkės vadinamos ir panašus dalykai, tai nėra juokingi dalykai. Ir jeigu jaunas žmogus būtų matęs tą gyvai, jisai niekad neįklimtų į tokias problemas. Ir aišku, mes prieinam prie dar vienos problemos prieš tai, kad pateikti, sakykime, jų sprendimo būdus, tai visų pirma, kad jaunimas nėra mokomas domėtis savo valstybės valdymu, valstybės sąranga, politiniais procesais. Tiesiog norima leisti jaunam žmogui nuo 16 metų ateiti dalyvauti rinkimuose, ideologinė propaganda Laisvės partijos ir kitų ruporų puikiai paruošia tą jauną žmogų ateiti balsuoti per daug nesusimastant, už kokią ateitį jisai balsuoja, ir mes turim problemos sprendimą. Bet jeigu mes matom rodiklius, tai 90% Lietuvos jaunuolių nuo 14 iki 20 metų visiškai nesidomi politika. Ir pagal šį rodiklį esame kone paskutiniai Europoje. Tai galim vertinti, kad, sakykime, va, čia mūsų istorinis palikimas, dar kažkas, bet 34 metai esame nepriklausoma valstybė. Kas trukdė mums formuoti kitokią jaunimo politiką? Vadinasi, tie seni KGB agentai, kurie sėdi valdžioje ir bijo išviešinimo Seime ir nuolat trauko korteles arba nepritarė KGB agentų išviešinimui, nenori, kad jauni vertybiniai žmonės ateitų į politiką. Nes jeigu žmogus bus vertinantis, jeigu jisai bus analitiškas, jeigu tu jo negalėsi prigauti lengvai ant kiekvieno kampo, kaip tokį žmogų valdyti, kaip jo manipuliuoti. Suprantat, jie bijo tiesiog to, kad jaunimas bus aktyvus. Ir akivaizdu, kad tai, kad jaunų žmonių mažėja, mes turime didžiulį disbalansą darbo rinkoje. Na, natūralu, vien senjorai negali valstybės išgelbėti, mes turim turėti ir šeimas, ir jaunus žmonės, ir mes turim turėti vaikus, kurie vėliau tampa moksleiviais, studentais ir vėliau vėlgi kuria analogiškai savo šeimas. Tai šiai dienai tai yra milžiniško masto problema ir jaunimo aktyvumas, bendruomeniškumas jau yra skatinamas kone prievartiniu būdu per įvairias tas socialinės valandas mokyklojose. Taip, jeigu tu jų neatlieki, tu jau ten, sakykime, neatsiskaitai kažko. Tai vadinasi, jau yra kažkas negerai, kad žmonės savanoriškai, ne už pinigus arba ne už privalomą dalyko kažkokį atsiskaitimą mokykloje, jau jie nelabai nori to daryti jauni žmonės. Vadinasi, kažkas vėlgi yra negerai su to vertybiniu pamatu jauno žmogaus. Dėl to iš tiesų taikos koalicija labai atidžiai mąsto, kaip pateikti realius sprendimus Europos parlamente, Seime, tam, kad mūsų valstybėje jaunimo klausimai būtų sprendžiami visiškai kitaip. Gal jūs, Kęstuti, pats iš savo patirties galėtumėt pateikti, kokią esminę problemą patekęs į Europos parlamentą jaunimo srityje norėtumėt pradėti spręsti Lietuvoje? Mano manymu, pats svarbiausias dalykas yra tai mąstymas. Ir ką reikėtų skatinti, tai kad kuo mažiau būtų tokių gyvenimo įgūdžių programų ir žmonės, ypač jaunimas, mąstytų kuo labiau logiškai, ar ne? Tai yra posakis, jeigu užduosi žmogui teisingas žinias, ar ne, tai jis prieis prie teisingų sprendimų. Taip pat svarbiausias dalykas yra švietimas. Dėl to Laisvės partija iš tiesų visi tie, sakykime, vadinamieji liberalai, kur iš tikrųjų jie net nėra liberalai, bet jie dėl to ir taikosi į jauną žmogų. Jie jau nebesitaiko į vyresnį, jie jau žino, kad jo nepakeis. Jie taikosi jauną žmogų, nežino, kad gali nulipdyti kaip iš molio, ką nori, ar ne? Jeigu duosi tokias žinias, jis gali tapti didus žmogus, duosi tokias, ar ne, jis gali tapti kažkokiu tai paprastu ar narkomanu ir panašiai. Tai mano pats svarbiausias dalykas, ką reikėtų skatinti, tai kokybišką mokslą. Taip, švietimo sistema privalo nustoti eksperimentuoti mūsų vaikais. Ir čia
Iš Europos taip, mes taip pat gaunam daug finansų, daug paramos, bet nuo mūsų valstybės priklauso, kaip mes juos panaudojam. Ar mes juos panaudojam kurdami tokias švietimo programas, kurios greuna mūsų vaikų gyvenimus. Ar mes galim sukurti tokias švietimo programas, vėlgi nenutoldami nuo tos ES mums pateiktų reikalavimų, kurios saugotų mūsų kalbą, kultūrą, istoriją, tradicijas ir kurios jaunus žmonės ugdytų patriotiškais, savo valstybės patriotais, kad jie norėtų čia gyventi, čia kurti šeimas. Ir akivaizdu, kai švietimo sistema jaunais žmonėm manipuliuoja, jais eksperimentuoja kaip triušiukais, jie pasipiktina, jie nori spjauti ant tokios šalies ir išvykti kuo toliau. Mes tada juos tiesiog atstumiam nuo savęs, mes juos išstumiam iš savo valstybės ir tai yra labai negerai, o receptai yra ir nereikia jų ieškoti, kažkokių unikalių receptų, tai tiek Suomijos švietimo sistema tikrai yra labai išmintinga, subalansuota, vertinanti jaunų žmonių kūrybingumą. Tik tai reikia ją pritaikyti prie vietinių Lietuvos realijų. Taip pat mes turim daugybę jaunų žmonių problemų sprendimo būdų Lenkijoje, Vengrijoje, kitose šalise, kur jaunimo ir vaikų būreliai yra nemokami. Nesvarbu, ar tai yra krepšinis, ar tai yra stalo tenisas, ar tai yra dainavimas. Būreliai, kurie jauną žmogų pritraukia prie jam patinkančios veiklos, turi būti prieinami kiekvienai šeimai. Ne tik turtingai šeimai, kiekvienai šeimai jie privalo būti nemokami, tam, kad vaikas galėtų sportuoti, būti fiziškai aktyvus, sveikas, laimingas. Ir neužtenka vien jį apkrauti gausybę mokomosios medžiagos. Paimkim situaciją tokią, net su mano sūnum 5-oku Mykolu, tai kai aš matau jo vadovėlius, man verkti norisi, dėl to, kad vaikas yra mokomas iš tokių vadovėlių, kurie tiesiog atstumia jį nuo mokymosi kaip po tokio. Kai istorijos vadovėlėje yra sumakaluotos visos temos nuo ledynmečio iki 20 amžiaus nepriklausomybės įvykių ir dabarties, tai yra jau absurdas. Tiesiog mažus vaikus įvelia į kažkokį chaosą, kai jisai nebesupranta, kas yra tas istorijos mokslas, kam jisai yra reikalingas. Tai turi būti pateikta kūrybingai, tai turi būti pateikta kokybiškai, privalo būti vienodo standarto vadovėliai, tiek lietuvių, tiek matematikos, tiek kitų mokslų visose mokyklose. Ir kaimiškose, ir miesto mokyklose jie turi būti vienodo standarto ugdymas. Neturėtų būti elitinių mokyklų kaip Austėjos Landsbergienės ir panašių. Ir dar remiamų iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip kad jaunimo politikoje yra gausų darbų ir gausų sprendimų. Jaunoms šeimoms turi būti beprocentinės palūkanos įsigyjant būstą. Privalo jaunos šeimos galėti įsigyti būstą ir valstybė privalo pasirūpinti jomis, kad jos tą galėtų daryti. Turi būti jaunos mamos tiesiog atleidžiamos nuo mokesčių, jeigu jos turi 2 ir daugiau vaikų. Tai irgi yra mūsų tikslas, kad norėtų turėti daugiau negu vieną vaikutį. Ir daugybė kitų ir studijų finansavimo ir kitų sistemų, ką mes turim padaryti, kad būtų viskas kitaip. Taip kad mes prašom jūs palaikyti mus, prašom balsuoti už taikos koaliciją ir sąrašo numerį 10. Taikykite 10 ir tikrai turėsite permainas Lietuvoje ir Europoje. Palaikykite mus. Tai Mindaugai, dar kartą ačiū, kad sutikai dalyvauti laidoje ir kad iškelėte tikrai labai svarbius klausimus, jaunimo klausimus, kur, manau, jaunimas yra mūsų šalies ateitis, mūsų šalies pamatas. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki kitų susitikimų.